Sveiki, mano vardas Algirdas, tai trumpai pristatysiu savo sporto kelią. Tai pradėjau nuo pat vaikystės, mane tėvai atnešė išvis į sporto salę, net nežinodavau, ką ten veikti su treniruokliais, tai žaisdavau. Po to perėjau į kovos menus, tai sportavau kovos menus nemažą laiką, sambo, dziudo, boksas, kickboksas. Dalyvaudavau varžybose, po to jungiau salę ir po to perėjau tik į salę. Tai per tą laiką konsultavausi su labai daug profesionalų kiekvienos sporto šakos, kuriuos sportavau. Esu perėjęs ne vieną svorio metimo ir raumens auginimo fazę, žinau, kokie psichologiniai faktoriai eina sporte. Ir šiaip kultūrizmas yra labai nesudėtingas sportas, reikia tiesiog pritaikyti paprastus principus. Tai tiesiog mano žinutė būtų žmogui, kad pritaikant paprastus mityboje ir kasdienėje gyvenime ir sporte ir tam tikras metodikas galima rezultato pasiekti tikrai nesunkiai, tiesiog reikia išlaikyti tai pastoviai. Tai va, mano žinutė būtų tokia.